Labas. Prašau, pasirašyk peticiją dėl nacionalinės demencijos strategijos. Šiuo metu Lietuvoje yra 50 000 piliečių, kurie turi demenciją. Per artimiausius 20 metų šis skaičius padvigubės. Strategija yra tarpsektorinis tarpsritinis planas valstybei pasirūpinti savo piliečiais. Tai yra mažinti demencijos riziką, ugdant visuomenę, kaip pasirūpinti savo galvos smegenų sveikata, kovoti su stigma, gerinti diagnostiką ir paslaugas, teikti paramą ir pagalbą globojantiems, taip pat planas vykdyti tyrimus ir stebėseną. Prašau, pasirašyk peticiją ir paragink tai padaryti savo artimuosius ir draugus. Pasidalink video žinute, kodėl ši strategija yra tau svarbi. Palaikyk iniciatyvą. Kartu mes tikrai galime daugiau. Ačiū.